Labadiena, gerbiami etikos komisijos nariai. Pradedame 2024 gruodžio 16 dienos Trakų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos posėdį. Kvorumą pasitikriname. Tai Giedrė Žuromskienė esu. Aleksandr Božičko. Esu. Gražina Golubovska. Esu. Darius Mechovskis. Esu. Žibutė Arlovskienė. Esu. Agnieška Rinkėvič. Sveiki, esu, atsiprašau, žvalavimą. Inesa Židonytė. Sveiki, esu. Gerai. Tai kvorumas yra. Dabar darbotvarkė mūsų pasitvirtinti. Tomas buvo siuntęs, tai dėl savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų atrankos organizavimo tvarkos, principų ir proporcijų Trakų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos narių sudėtyje. Bei kiti klausimai. Pritariam? Taip. Tai mes buvom gavę iš raštą dėl gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų, kuriame vyriausios tarnybinės etikos komisija pateikė savo nuomonę ir rekomendacijas dėl gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų įtraukimo į savivaldybės etikos komisijos sudėtį. Siekiant išlaikyti objektyvumą ir nešališkumą etikos komisijos darbe, atsižvelgiant į etikos komisijos išskirtinumą kitų savivaldybės tarybos narių komisijos atžvilgių, darytina išvada, kad sudarant etikos komisiją reikėtų vadovautis valstybės politikų elgesio kodeksu 6 straipsnio 2 dalies 1 punkto nuostatą ir privalomai įtraukti į šios komisijos sudėtį gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovus. Taigi, vyriausioji ir tarnybinės etikos komisija, atsakydama į mūsų komisijos 24.8.12 paklausimą dėl gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovų atrankos vykdymo būdo, organizavimo bei etikos komisijos narių proporcingumo principo taikymo pažymi, kad nei kodeksas, nei vietos savivaldos įstatymas minėtų procedūrų bei gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovų dalies proporcijų etikos komisijos sudėtyje nenustato. Vietos savivaldos 23 straipsnio 1 dalis nuostatai tvirtina tik savivaldybės tarybos narių paskyrimą formuojant etikos komisijos sudėtį, laikantis proporcinio savivaldybės tarybos daugumos ir mažumos atstovavimo principo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta savivaldybės gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovų atrankos organizavimo tvarką, principus bei proporcijas etikos komisijos narių sudėtyje, siūlyta įtvirtinti atskirus savivaldybės tarybos teisės aktu arba aptarti savivaldybės tarybos veiklos reglamente. Taigi mums reikia pasirinkti būdą, kaip mes jį įtvirtinsim. Aš čia pasinagrinėjau su pagalba kitų pavyzdžius savivaldybių. Tai mūsų pačių tarybos reglamente 139-140 punktuose yra išdėstyta, kad savivaldybės tarybos sudaromo komisijų nariais gali būti tarybos nariai, valstybės tarnautojai, darbuotojai dirbantis pagal darbo sutartis, ekspertai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai, seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai, bendruomenių organizacijų atstovai ir kiti savivaldybės gyventojai. Taip pat savivaldybės tarybos sudaromų komisijos nariams, kurie nėra savivaldybės tarybos nariai, už darbą savivaldybės tarybos sudaromose komisijose, kurių sudarimas nustatytas kitais nei vietos savivaldos įstatymais, apmokama Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimų ir komisijų narių už darbą įstatymo nustatyta tvarka. Taigi, sudarant nuolatinę ir laikiną komisiją, pirmiausia apibrėžiami komisijos įgaliojimai, nustatomas terminas ir sąlygos, kuriams pasibaigia komisijai įsteigti įgaliojimai ir nustatomos komisijos narių skaičius. Kiekvienas kandidatas turi duoti sutikimą dirbti komisijoje. Taryba balsuoja už visą komisijos sudėtį. Taigi mums reikėtų dabar nuspręsti, ar ne dabar nuspręsti, nes čia labai daug nėra tų pavyzdžių, kaip čia turi būti tą proporciją skaičiuoti, bet turi būti 1/3 iš bendruomeninių atstovų.
Tai dabar mes esam 7. Tai dar 1/3 turi sudaryti iš bendruomenės atstovai. Tai 2 žmonės, taip? Tai nežinau, skaičiuoja 3, nes 2,3 gaunasi. Tai nežinau, kiek turi būti iš tikrųjų. Taip, čia reikia skaičiuoti, nes jeigu bus... Tai 2,3, tai vis tiek į tą turbūt mažesnę pusę niekada neapvalindavo į didesnę. Bet ar tada bus ta 1/3 proporcija išsilaiko? Tai va, nežinau, aš čia... Kai bus 8-9 žmonės, ar bus ta 1/3 išlaikoma proporcija ar ne. Nu, jie čia kaip pažiūrės, iš vieno galo 2 žmonės, bet nebus proporcijos, arba be proporcijos 2 žmonės, arba tada 3 su proporcija, tada bus 9, tada jau išsilygina. Ai, reikia 1/3 nuo bendro komisijos narių skaičius? Ai, nu tai tada jo, tai tada 3. Tada 3 Tas gaunasi. jeigu nuo bendro, tai 3. Galvojau nuo dabartinės mūsų kaip tarybos narių komisijos. Tai anksčiau ir buvo iš bendruomenės atstovai? Buvo. Kas tam buvo Inesa tuo metu komisijai. Tai gal jinai gerų Kauskas buvo, bet aš kiek atsimenu, kažkaip tai niekad nedalyvavo ir dėl to kažkaip tai čia ta komisija pasidarė be jų. Tai jo. Jo, dar būdavo labai sunku surinkti kvorumą, nes būdavo daug žmonių ir, žodžiu, vis niekad nesusirinkdavo. Nu, dabar, kai bus mokama, tai gal rinksis. Bet Inesa neatsimeni, kai buvo skiriami tie žmonės. Nu, ta prasme, koks buvo atrankos būdas. Per tarybą tikrai skirdavom, bet tai kaip... Jo, kažkaip nuo bendruomenių gal siūlydavo, ar ten kreipdavosi, žinok, dabar nepasakysiu, neatsimenu. Nes dabar yra, kiek aš čia pasižiūrėjau, Kėdainių yra, tai Kėdainių rajono savivaldybės reglamente nusimatė visą tą skirimo tvarką ir kas gali siūlyti, tam parašyta, tai tarybos nariai, frakcijos meras, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės kontrolierius juos gali siūlyti. Tai bet tada irgi kokia atranka, jeigu visi pasiūlo ten po 1 ar po kelis žmonės, o kaip tada juos atrinkti, kad būtent tie 2, 3 ar 3. Balsavimas turbūt, Giedrė, vyksta, nes dabar žinau, kad buvo atranka į nevyriausybinių organizacijų tą komisiją. Tai ten irgi buvo daugiau deleguota žmonių, negu galėjo būti, ir buvo balsavimas. Bet vis tiek turi būti tvarka numatyta. Nu, taip, tai faktas. Kaip FTEKas tam aiškino, kad toje tvarka arba atskiro, arba reglamente kažkur turi aprašyta apie nuostatų mūsų. Tai, o Vilniaus irgi reikia apsitarti. Jo, tai va, nežinau, kaip čia elgtis. Ir tada yra Vilniaus savivaldybė, tai jie, Vilniaus miesto savivaldybė, tai jie įsirašė tarybos etikos komisijos veiklos nuostatose priede dėl komisijos darbo organizavimo ir komisijos narių statuso. Tai čia daug tokių pateiktų dalykų, kas etikos komisijos nariais, bet tarybos narių gali būti gyvenamųjų vietovių bendruomenės atstovai, seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, visuomenės atstovai. Nu, panašiai kaip pas mus parašyta irgi reglamente yra. Ir čia parašyta atstovais į etikos komisiją gali būti renkami jokiai politiniai partijai nepriklausantis asmenys, turintis aukštą išsilavinimą. Taip pat etikos komisijai nusprendus įtraukti į savo sudėtį atstovus, etikos komisijos pirmininkas raštu informuoja apie tai merą, prašydamas organizuoti atstovų rinkimus. Atstovai turi sudaryti ne mažiau kaip 1/3 komisijos narių. Ir tada gavęs prašymą meras potvarkiu paveda savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti atstovų etikos komisiją rinkimų komisiją, patvirtinti jos reglamentą ir organizuoti rinkimus. Tai čia visai ir nieko toksai. Jo, aš irgi manau, kad mums geriausia būtų per mūsų nuostatus tuos dalykus susitvarkyti, negu dabar koreguoti mūsų tarybos narių veiklos reglamentą visą.
Tai reglamente kaip ir yra, kad gali būti. Yra Tai įrašyta. reglamente kaip gali, bet Jo. kiek jų, kaip juos rinksim ir panašiai, tai visą tą tvarką mes galėtume per savo etikos komisijos nuostatus pasikoreguoti arba kaip priedą prie nuostatų. Mano būtų toks siūlymas. Ką, Gražina irgi, ne? Prieš Tai šito aš ir sakau, visai Vilniaus pavyzdžių, tai visai faina, logiška, kad išplėstinio Sendūnaičių, tai Sendūnaičiai jau arčiau savivaldybės irgi tas gal kažkiek susipažinę su procedūrom, gal ir nelabai, bet susipažintų. Ir tie nepriklausantis politiniai partijai ir taip toliau, ką perskaitai, tai visai logiška. Jo, nes kaip dėl to nešališkumo, dėl viso. Tai nežinau, ką kiti galvoja dar, ką. Tai gerai, geras pasiūlymas. Tinka šitas, ne? Tinka. Tai Vilniaus pavyzdys. Jo. Tai ar Inesa dar kažką sakė, tik negirdėjom. Ne, aš irgi norėjau pasakyti, kad gal ir logiška, kad pasirinksim savo tvarką, kad nekoreguoti to reglamento, tiesiog turėsime kaip etikos komisija. Ir ką Giedrė išvardino, aš manau, kad ir gerai. Tai ar Tomai mes galėtume tada į savivaldybės administraciją, ne, kreiptis pagal Vilniaus šitą, ką daryti? Bet gal paklausti, ta prasme, ar mes savo keičiam, ar gal tą patį reglamentą, mes kas antrą tarybą kažkas jame keičiasi, tai gal kažką keis, kas administracija ir prie to pačio, čia pakeisti. Bet vis tiek gal nuostatose būtų etikos patogiau, kad mes turėtume savo, nes reglamente yra, kad gali būti įrašyta tas sakinys, o jau prie mūsų etikos, kad būtų paprasčiau rasti, jeigu kas ieško. Paliekam etikos, reiškia, ir tiek. Dariau, mes nekeitėm reglamento, mes per visą turbūt mūsų tą naują kadenciją turėjom 1 arba 2 pakeitimus reglamento, tikrai nekeičiam jo kas 2 mėnesius. Dažnai su kažkuo gal maišai, tikrai ne su reglamentu. Ne, keičiasi, blemba, kas 3 taryba tikrai jisai kažkas daro. Gal įtraukta buvo 24 rugpjūčio 14, paskutinis, kad dėl apmokėjimo, kad turi būti komisijos nariams apmokama, jeigu ne tarybos narys. Tai va šitas gal buvo keistas. Gal tada darom prie šitų, prie mūsų nuostatų ir bus ramiau. Prie etikos. Tai ar to, kaip mes... Ramiau greičiau pasitvirtinsim ir galėsim įgyvendinti. Pas mane tik tai vienas klausimas dabar. Gerai, jeigu kažkoks toks klausimas gudrus, kad dabar aš taip suprantu, mūsų bus 10, taip? Taip. O jeigu balsuosim ir 5-5? Tai lemiamas balsas visada yra komisijos pirmininko, nes jisai skaičiuojasi tokiais atvejais kaip 2 balsai. 1,01. Užteks. Ne, aš nežinau, kaip čia turi būti. Aš nežinau, ar gali būti iš 10, šiaip sudaryta to. O sakykit, o sekretorius, jisai skaičiuojasi, jo? Be balso. Ne, jisai be balso. Balso neturi. Sekretorius ne komisijos narys. Ai, 7, jo. Tai ar mes taip galim tada kreiptis į savivaldybės administraciją pagal Vilniaus pavyzdį, maždaug ir padaryti tuos? Giedrė, tai mes pradžiai turbūt nuostatus savo turim atsinaujinti su visa ta tvarka, o paskui... Tai apie nuostatus aš ir kalbu, dėl nuostatų, jo. Nes nuostatus nusistatyti reikės tada tą skaičių, kiek yra mūsų komisijos, nes buvo 7, ne? Tai dabar reikia pakeisti į 10 komisijos narių. Tada visą tvarką apsirašom, tada kreipiamės į merą, kad tarybos metu būtų tie nuostatai patvirtinti. Ir tada pagal tuos jau naujus nuostatus kreiptis administracijos direktorę, kad padėtų organizuoti rinkimus tuos. Jo, nes jie turės ir tą tvarką nusimatytą. Taip.
kaip ten turi. Jo. Tai ar tada pritarėm, kad Pritarėm. tai Tomai dar galima? Tomai, paklausti? Taip, aišku. Tai dabar ar mes turim suformuluoti nuo komisijos visą tą teikimą, ką mes siūlome, ar administracija? Giedrė. Tai aš kaip suprantu, klausimas dėl nuostatų parengimo, aišku, reikėtų konsultuotis, ko gero, su teisės skyrium savivaldybės administracijos. Tai tarybos nariai tiek pat ir, žinoma, komisijos pirmininkė tikrai turi tokią teisę kreiptis ir prašyti pagalbos ir bendradarbiauti. Tai čia tokio oficialaus kreipimosi gal net ir nebūtina, aš sakyčiau. Dėl tų nuostatų. Gerai, tada dėl nuostatų. Reiškia, skaičių mums reikia pakeisti, kiek komisijoje narių yra, reiškia, kad pridėti šitą, nes ten irgi yra įtvirtintas. Ar reglamente yra, ar tik tai nuostatose? Reglamente nemačiau, nebuvo tokio skaičių. Jo, pasižiūrėt, kad būtų šitas tada. Tai gerai, tada surašysiu, ką mes siūlome ten pakeisti, ir tą įtraukti, ir tada tik tai jau tą tvarką pačią, kaip ten tai administracija jau tikriausiai pasiruoš, kaip ten atrankos tvarka, kokia turi būti. Nes supratau, jeigu meras paskui kreipėsi į savivaldybės administracijos direktorę dėl organizavimo atrankos. Jo, bet čia po to, kai per tarybą pasitvirtinsim naujus nuostatus. Taip. Bet mes turėsim turbūt dar kaip etikos komisija kreiptis į merą su prašymu, kad organizuotų. Tai aš surašysiu, ką aš iš Vilniaus, tada gal persiusim jums visiems susipažinti, jeigu tinka, ar kažkokių dar pastabų turėsite dėl šitų pakeitimo, tai pridėsim, tada persiusim toliau jau, kad į teisės skyrių kreipsimės, dėl pabaigos tą procedūrą. Taigi, ar tinka visiems tikrai, ar dar kažkokių ieškom gerųjų pavyzdžių? Ne, tinka, nes šiaip labai logiška. Tinka. Gerai. Ir demokratiška. Jo, tik tą tvarką reikia surasti, kaip ten ta atranka vyks paskui. Tai gerai, dėl šito tada viskas. Pritarėm čia bendru, sutarimu, tą, ką išvardinau pagal Vilniaus savivaldybės, taip? Taip, pritarėm. Nereikia balsavimo. Taip. Reikia, visi už. Gerai. Tada dar vienas, gal dalyvavau, jau prie kitų klausimų pereinam, kad dalyvavau Vyriausios tarnybinės etikos komisijos organizuotose nuotoliniuose mokymuose gruodžio 12, čia Tomas buvo persiuntęs visiems asmens veiklos vertinimo tyrimas, eiga ir procedūros. Tai juose buvo kalbama apie deklaruojančio asmens elgesio atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso nuostatų požiūrių vertinimą, aptariama, kokia turi būti tyrimo eiga, procedūros, terminai ir kiti aktualūs klausimai. Tai jei gerai supratau, mokymuose buvo dar toks sakoma, dėl etikos posėdžiai, kol vyksta tyrimas, nėra viešai transliuojami ir pareiškėjimas neturi būti įvardinamas pareiškėjas, reiškia, kas teikia skundą. Tai ar kas nors dalyvavo tose mokymuose, buvo dar kažkas, tai nuotolį pasijungė? Ne, aš nedalyvavau. Tai aš siūlau, nežinau, nes kaip dabar pagal valstybės savivaldos įstatymą reikėtų viešai transliuoti, kaip mes transliavom, o FTEKas aiškina, kad nereikia transliuoti, kol yra. Tai siūlau kreiptis į Vyriausiąją etikos komisiją su paklausimu dėl posėdžio viešumo, kada ir kokioje tyrimo stadijoje galima rengti viešus posėdžius. O čia nėra, Giedrė, susiję taip, kad kai nagrinėjimas dėl kažkokio asmens, tai tada jie yra nevieši, o visi kiti yra vieši. Tai va, aš sakau, labai nepaklausiau, nes neturėjau galimybių užklausti, bet taip keistai, nes sakė, kad savivaldos, kaip šiuo atveju FTEKO, šitas yra aukštesnis už savivaldos, kai tos nuostatai
dėl va šito mūsų nagrinėjimo. Ir tas badaras įsijungia ten, kada gali, kad pareiškėjo negali iš vis įvardinti, nu nebent juridinis asmo, kaip šiuo atveju buvo, kai mes nagrinėjom. Tai va, labai įdomus tas, kada ten atsitiau, kai suformuluoji, tyrimas baigėsi, paskutiniai stadijai galima būtų kaip ir transliuoti, bet tai va, kada įsijungia, kad tada mes turim kaip komisija tikriausiai nuspręs, kad jisai uždaras pačioj pradžioj ir jo netransliuoti. Tai jeigu sutiktumėt, kad jie paaiškintų, tai Tomas dar nori. Prašau. Man toks tik tai klausimas kilo, kad transliacija viskas aišku, bet tada jisai neturėtų būti ir viešinimas po posėdžio. Taip. Ne tik transliacija, bet ir vėliau YouTube. Jo, kad viešas nebūtų. Tai va, tai. Gražina. Tai manau, kai jau išsiaiškinsim, nu tai vis tiek turbūt kreipsimės, jeigu šiandien taip nutarsim, tai irgi į komisijos tuos nuostatus reikės įrašyti, kada transliuoti, kada netransliuoti. Jo, kad, nu tai ir pas mus yra, man atrodo, jeigu, kaip ten, gal ir nėra, netgi yra tikriausiai reglamente, kad gali būti uždaras ar savivaldos įstatyme. Tai jo, Gražina, dėl šito pasižiūrėsime. Jeigu nėra, tada keičiant irgi pasiūlymą, kad kai bus aišku, kaip tenais turėtų. Nu, kad žinoti, nepamiršti tiesiog, nes šitą paskaitai ir tada žinai, bet iš pradžių reikia išsiaiškinti. Nes vietos savivaldos įstatyme tai ten yra įrašyta, kad visi posėdžiai vieši ir transliuojami, nebent nusprendžia komisija, kad yra uždaras. Tai va, tai kada mes turim tą uždarą daryti ir kada jis jau pasidaro atviras. Tai, toj stadijoje, ar pirminis svarstymas jau mes galim viešai, ar ten jau paskui nebegalim viešai, kad įvardinti tą pareiškėją visada pareiškėjas, neįvardinti kas toksai, jeigu fizinis asmuo, jeigu įstaiga, tai yra kitaip jau. Tai, tokių niuansų šiaip įdomu buvo tie posėdžiai ir ta tyrimo eiga, kaip ten turi būti atliekama, tie terminai visi naudingai. Tai dabar jie sakė, sukels viską į svetainę, kad viskas bus prieinama, daugiau tų rekomendacijų, kaip turi būti, kad nieko nepraleisti ir tinkamai atlikti visus žingsnius iš eilės. Tai va. Tai gerai, tada dėl Gražinos irgi šito pasižiūrėsime, jeigu nėra, tada irgi, kad įtrauksime į nuostatus. Tai ir viskas, tikriausiai iš manęs daugiau nėra nieko. Dar tenais buvo, tai reikės peržiūrėti, kiek laiko gali būti svetainiai skelbiami duomenys dėl mūsų komisijos priimtų sprendimų. Kadangi internete jie turi būti viešinami, bet yra ten metai, tada kažką ten nuslaptini, dar paslėpi, tai va reikės irgi persižiūrėti visą šitą mūsų savivaldybės skelbiamą informaciją, ta prasme mūsų komisijos, kas yra ir kad nepraleisti ten kokių terminų ir tos posėdžius, slėpti tą medžiagą, kas priklauso slėpti. Ten lieka tik tai, gal tik pareiškėjas, be žodžių, ir kas tenais buvo, jeigu apskųstasis asmuo ir koks sprendimas jam priimtas, tai va, reiks šitą informaciją, nes irgi ten ne viskas turi būti viešai visą gyvenimą, kad kabėti. Tai iš manęs tada tiek, jeigu dar kokių klausimų turim, tai... Aš noriu tik pasiklausti iš įdomumo, gal žinot, kodėl pasikeitė mūsų komisijos sekretorius? Aš nežinau, gal Tomas žino. Ne, tikrai irgi negalėčiau pakomentuoti. Tiesiog neturiu informacijos tokios. Mažai darbo turi, tai va, užkroja dar komisiją vieną. Nu, nežinau. Žinant, kiek Tomas turi darbo ir dar komisijai posėdžiauti etikos, kur daugiausiai būna posėdžių lyginant su kitom. Čia gal kaip dovana kalėdų proga. Nu, kad žinokit, kontrolės irgi pas mus taip visai nemažai, va čia paskutiniu metu, nežinau, kiek čia jų buvo, aš jau pasimečiau. Tai metų galas kontrolės, tai
Turi būti. Kaip ir galė, ir priekį čia kažkaip, jau Tomai negi rašiau žinutės, kad Tomai, tu kažkaip sužiūrėk, paskui aš jau, nes praeitą savaitę gal 3 posėdžiai, dabar šią savaitę, kol kas tik 1. Kol kas. Nu, tai kažkaip tai čia Čia šventės. visiems kalėdinis dovanas prieš šventės. Na, Tai gerai, jeigu daugiau nieko, tada bandysim su tom surašyti klausimas. viską ir persiusim pažiūrėti jums ir tada kreipsime į savivaldybę. Ačiū labai, Giedrė. Nu, gerai, Ačiū. dėkui visiems. Sėkmės Ačiū, visiems. iki. Gerų Viso gero. pasimatymo. Iki, ate.